Čia portalo Bernardinai LT pokalbis su keliautoju Danu Pankevičiumi. Jį kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Gerbiamas Danai, šie metai jums ypatingi, išskirtiniai. Tokių be abejonės turėjote ir anksčiau. Aš kalbu apie šios metus kaip išskirtinius, nes jūs tapote pirmųjų lietuvių oficialiai aplankiusių visas pasaulio valstybės. Rekordų akademija LT Facebook'e apie jūs yra štai toks įrašas. Daugiausia pasaulio valstybių 195 aplankė vilnietis Danas Pankevičius 1999–2024 metų laikotarpiu. Jis yra pirmasis lietuvis aplankęs visas Jungtinių tautų organizacijos pripažįstamas valstybės ir pateikęs tai patvirtinančius įrodymus. Minėtą progą mes jūs kalbiname, jūs taip ramiai ir lėtai pasakojate apie šį 25 metų gyvenimo tarpsnį, tarsi nieko ir nebūtų ypatingo įvykę. O vis dėlto tai yra didžiulis žmogaus norų ir galimybių išbandymas. Ką jums vis dėlto davė ši patirtis? Davė daug ko išmokau, daug ko sužinojau, daug kultūrų skirtingų pamačiau. Aš pats kaip ir žmogus pasikeičiau. Manau, kad tikrai daug davė, tikrai labai daug mano gyvenimui. Ir jisai buvo ganėtinai įdomus, aktyvus, tiek visko pamatęs, aš ir pats noriu su kitais žmonėms pasidalinti. Sukaupęs tą bagažą, patirčių, žinodamas gražiausias planetos vietas, aš tiesiog pradėjau organizuoti keliones ir vežti su savimi žmonės, kurie irgi nori tai pamatyti. Esate prasitaręs, kad buvo toks laikotarpis ar laikotarpių, kai, cituoju, daug galvojau apie sėslų gyvenimą, bet galiausiai supratau, kad jis ne man. Aš niekada nesustosiu. Vadinasi, kažkur viduje užprogramuotas keliautojas esat. Na, matyt taip, kad jeigu niekaip nepavyksta sustoti. Tikrai prieš kelis metus svarsčiau, kad galvoju, gal jau metas, aš visiškai pasinėręs į keliones, bet gal suras tokį balansą tarp sėslumo ir kelionių, nes aš neturiu daugelio dalykų, ką turi beveik visi žmonės. Kai tu kelyje, tiesiog tu negali tam tikrų dalykų padaryti. Bet jums to ir nereikia. Mintise galvoju, kaip būtų gerai, bet žinot, kai gauni tą, gal vėl galvotum, vis dėlto gal buvo geriau kelionė, bet norėjosi pabandyti. Tai šiek tiek pabandžiau ir supratau, kad vis dėlto mano gyvenimo kelias kelyje. Kadangi jūs keliaudavote vienas, tai kai kas galėtų pagalvoti, kad jūs intravertas, kai kada galbūt ir egoistas, bet ne. Tokias mintis iš karto paneigia tai, kad jūs įkūrėte ekspedicijų agentūrą Danas Expedition ir organizuojate, sakyčiau, tokias nišinės, išskirtinės keliones nedidelėmis grupėmis, kuriamis pasinaudoti galėtų išskirtinių pomėgių keliautojai. Neseniai grįžote iš pirmosios jūsų agentūros organizuotos kelionės po Pakistaną. Kodėl Pakistanas ir ką ten galima pamatyti tokio, ko neišvysi kitose kraštuose? Pakistanas nuostabi šalis. Visų pirma, buvo pasirinkta ta kryptis, nes jin yra labai neturistinė. Pavieniai asmenys ten atkeliauja, alpinistai mėgsta, nes tai yra vieni gražiausių kalnų, daug labai viršūnių, kuriuose stengiuosi įveikti. Vežiau žmonės dėl gamtos, nes vieni nuostabiausių mūsų planetos kalnų, minėjau draugiški žmonės, kaimeliai tradiciniai, aprangos tradicinės išlikusios. Labai daug keistų ir dalykų ten galima pamatyti. Nėra turtinga valstybė, tai daug žmonių negali sau leisti kažkokio gero gydymo ir taip toliau, tai tiesiog gali stebėti, kaip žmonės gyvena, dantis tvarkosi. Ta prasme, jie nueina gatvėje, nusiperka plombą už $1, jie pirštais tiesiog susuka į rutuliuką ir įstato į dantį. Jokio grąžto, jokio ten to danties išvalymo. Jiems tai yra įprastas gyvenimas, o mums taip labai neįprasta pamatyti tokius dalykus. Ir jų ten apstu. Yra įvairiausias religinės ceremonijos, pavyzdžiui, sufi religijos, tai jie šventose vietose šoka šokius. Kaip labai keista būtų, jie ir svaiginasi, bet jiems religija tai leidžia. Ir jie, kaip minėjo, kad būtent apsvaigę jie įeina į kontaktą su Allahu. Ir jie tiesiog pasiekia transo būseną ir jie gali šokti, kad ir visą parą, nesustodami, grojant būgnais ir pučiant trimitais. Labai daug neįprastų dalykų ten yra. Labai daug. Ir žmonės vieni draugiškiausių. Aš laik taip kalbėdavau apie afganus. Aš esu buvęs anksčiau Pakistane, bet daug metų atgal ir aš kažkaip neprisiminiau jų to gerumo. Neįstrigo mano galvoj. Bet dabar vėl grįžus pamačiau, kad tikrai labai draugiški žmonės. Ir dažniausiai tai būna neturistinėse šalyse. Aš manau, kad jiems labai smalsu pakalbinti užsieniečius, o daugelis moka anglų kalbą. Tai nėra didelių problemų bendravime. O kaip jūsų grupės keliautojams, nariams patiko ši pirmoji kelionė, jiems tai padarė įspūdį? Kiek kalbėjau, visiems labai didelį įspūdį padarė. Nes ir programa buvo
labai įvairi. Ir žygiai, ir kaimeliai tradiciniai, ir miestai su šventyklomis ir taip toliau. Kiekvieną dieną vis skirtingi dalykai. Jie žino, kad važiuoja ne poilsiauti. Taip, žinoma. Taip, žinoma. Nė vienos dienos poilsio nebuvo. Na, žinot, jeigu būtų kažkur šalia pajūrys, tai galbūt būtumėm ir staptelė. Aišku, Pakistanas turi pajūrį prie Karačio didmiesčio, bet mes į tą kraštą nekeliavom. Nes irgi labai reikia žiūrėti orus. Norint važiuoti į kalnus, yra tas mažas tarpelis, kada perėjos neuždarytos. Ir jeigu programoje yra miestai, turi derinti su tai, kad nebūtų per karštą miestuose. Ir taip, Lahore mes tikėjomės, kad bus 40 laipsnių karščio, bet buvo mažiau. Jeigu keliausiu vėliau, kai Lahore žemesnė temperatūra, jau bus sniegas kalnuose. Tai vat reikia tokį langą, yra tik mėnuo lango, kada tu gali rudenį važiuoti ir pavasario mėnuo. Gerbiamas Danai, mūsų pokalbis vyksta jums rengiantis su grupe į antrąją kelionę su agentūra į kitą pasaulio kraštą Venesuelą. Kodėl Venesuela? Venesuela garsėja savo gamta. Ten labai labai gražu. Ir mes skrisim su mažais lėktuvėliais į vieną nacionalinį parką. Paskui reikės upėmis, akmenuotomis, su valtimi, keliauti toliau, kol pasieksime Angelų krioklį. Tai yra pats aukščiausias pasaulio krioklys Angelų. Jo aukštis 1 kilometras. Tai vėl turi būti tam tikros datos, nes dabar tik baigėsi lietaus sezonas. Tai kai atvyksim, jau lietaus neturėtų būti, bet turėtų būti labai daug vandens nuo krioklio bėgančio. Jeigu atvyksi vėliau, kai sausas sezonas, na, tai tu nepamatysi to viso grožio krioklio. Labai reikia viską tiksliai skaičiuoti, kad pamatytum gražiausius dalykus. Mes keliausim ir į nacionalinius parkus su gyvūnais atokiose vietose, lankysim vietos gentis, kurie gyvena nameliuose virš vandens. Daug visokių dalykų įdomių pamatysim. O kaip jūs visą tai sustiguojate? Iš kur jūs žinot, kas kur, kada lietus pradės lyti, liūtis baigsis ir taip toliau? Kalbant apie orus, aš negaliu atsiminti visų pasaulio šalių orų, tai tiesiog ieškau tos informacijos internete, kiek iškrista kritulių ir taip toliau. Taip pat turiu vietos partnerius, kurie man irgi patarimais pasidalina ir tada būna priimtas sprendimas. O maršrutų sudėliojame, tai aš visose vietose jau buvau. Aš pats visur praėjau. Ir aš pats žinau, ko aš noriu, ir aš pats programą asmeniškai sudėlioju. Gerbiamas Danai, žinau, kad jūsų sukurta agentūra Danas Expedition jau suplanavo arba planuoja, jeigu kas pataisykite, keliones 10 pasaulio krypčių, kai kur rašoma, kad jau 11 kryptis taip pat formuojama. Tai kokį pasaulį, kokias šalis jūs norite ateityje parodyti lietuviams? Kaip ir minėjau, aš labai nenoriu rodyti masinio turizmo šalių. Tikrai aš mėgstu visas šalis. Ar Tailandas, tai bus ar Šri Lanka, yra tikrai labai nuostabios šalis, bet aš noriu parodyti pasaulį kitokį, ne masinio turizmo. Nuvežti žmonės ten, kur praktiškai niekas pasaulio neorganizuoja. Aš tas kryptis, kurias vežu, yra kompanijų pasaulyje, kurios irgi panašiai daro, panašios kryptis ir yra mažiau negu 10. Visame pasaulyje. O masinio turizmo šalis, kiekviena agentūra Lietuvoje ar užsienyje gali suorganizuoti kelionę jums. Tai tos naujos kryptis bus, Antarktida nėra tokia jau atoki vieta, gal taip skamba atoki, bet ten turizmas ganėtinai išvystytas, bet galvoju, kad labai tiktų Antarktida su Folklando salom įtraukiant į maršrutą aplankyti. Tai tikrai bus Antarktida kitų metų žiemą. Tuo metu Antarktidoje laikoma vasara, tinkamas metas keliauti, nes kai pas mus vasara ten žiema ir ten nepraplauksit, nes visur visą pakrantę sukaustė ledynai. Tada netrukus paskelbsiu, manau, kelių dienų bėgyje Eritrėją, vieną uždariausių pasaulio valstybių, į kurią labai labai sunku gauti vizas, bet ne man. Aš jau susitaręs esu, aš buvau pernai, susitikinėjau su valdžios atstovais, kad man, kaip sakoma, uždegtų žalią šviesą. Tai taip ir bus. Tai keliaus pirma lietuvių grupė netrukus, paskelbsiu už kelių dienų, bet manau, kad data bus, kurią tikslinu, kovo viduryje. Bus Etiopija. Etiopija aš skaityčiau, kad irgi tokia kaip ir masinio turizmo šalis, bet aš pasirenku regionus, kur ten niekas nevažiuoja, ten net nėra viešbučių, ten nėra nieko. Reikės su palapinėm keliauti iki Surma genčių, kur moteris vaikšto lūpose įsistačiusios molinės lėkštės, ausise didžiulės lėkštės, savo kūną išsipjausto peiliukais. Ten labai daug neįprastų dalykų. Ceremonijos vyksta, vyrai kovoja su lasdom. Man teko matyti prieš kelis metus, COVID metu aš buvau toje regione. Tai susirinko keli šimtai vyrų iš kaimų ir su lasdom kovoja. Bet ten, žinokit, kovos rimtos ir ten be kraujo tikrai neapseinama. Ir laimėtojas prieina prie patinkančios moters su lasda ir jeigu moteris uždeda savo karolius, papuošalus ant tos lasdos, reiškia, kad jinai sutinka su juo būti. Tai nereiškia, kad vesti jis ją turi, bet tiesiog,
kažkuriam laiko praleidimui. Taip gentyje yra įprasta. Jeigu jau moteris bus vedusi, tokių dalykų jau nebedaryti, nebegalės. Tai va, paskui kas dar bus Pietų Sudanas, vyksta kelionės, irgi vyksiu neužilgai Pietų Sudaną, Sokotrą, Jemenui priklausantis sala, bet jin yra labai labai saugi, nors apie Jemeną negirdim daug gražių žinių, neteina iki mūsų, bet sala yra nutolusi 400 km nuo Jemeno žemyninės dalies ir ten visiškai kitas pasaulis. Ten tikrai labai labai saugu. Ten keliaujama net su vaikais. Tai va, paminėjau kelias šalis, bet jų tikrai bus daugiau. Bus kitais metais ekspedicija į Čadą, ji bus 3 savaičių, turbūt bus ilgiausia mano kelionė, bet mes važiuosime į tokias vietas, kad, trumpiau negalime užtrukti. 3 savaitės bus. Tai kiek metų į priekį jūs prognozuojate šitą savo darbą, šitą savo kelionės, kiek metų jau į priekį esat numatę šitų krypčių? Žinokit, mažiau negu metus į priekį. Tik tai Antarktida bus tolimesnė, nes ta kelionė turėtų būti brangesnė ir, nenorima paskelbti dalykus ten 4 mėnesiam ar 3. Reikia iš anksto jau grupės sudaryti, kad iš anksto ir bilietus skrydžio nusipirktumėm gerą kainą, neišaukštėjusią. Bet šiaip mažiau negu metams į priekį planuojama. Bet klausau jūsų ir aš įsivaizduoju, kad turbūt jūsų kelionės sunkiau suplanuoti nei kokį nors prezidento vizitą. Kiek daug reikia visko sustiguoti? Tikrai labai reikia daug visko padaryti, nes tai nėra paprastos šalis. Įsivaizduokit, kad ten reikia gauti leidimus. Toj šaly ten vėl be kyšių nei kojos nepajudinsi, kas mūsų jau šalyje nebeįprasti dalykai, bet Afrikoje, giliuose, tokiose vietose viskas per kyšius. Ir kaip taisyklė tos kainos labai tūro iškyla, nes žmonės ir galvoja, lankyti gentis, kur gyvena žmonės, ganėtinai nepasiturinčiai. Aišku, jie taip gal negalvoja vietiniai žmonės. Mūsų akims atrodo jie nepasiturintis, bet jie turi savo namus iš mėšlo molio, gyvulius ir jie gal jaučiasi labai gerai. Tai vat ir galvoja, kaip tokios kainos gali aukštesnės būti negu kelionė į Tailandą ar Šri Lanką. Bet todėl, kad nėra infrastruktūros, nėra konkurencijos, reikia automobilio, reikia dar kažko nuomotis, kainos didelės. Žinokit, kai kuriuose Afrikos šalyse, gal konkrečiai pasakysiu, Centrinės Afrikos Respublikoje, prieš kelis metus ieškojau automobilio, tai nuomos kaina buvo 1000 eurų parai. Jūs kur nors dar tokias kainas girdėjot? Aš tikrai ne. Ir skaičiuoju kūrą, 4 eurai, ten kainos eurais, ne doleriais. 4 eurai kūras už litrą, tai įsivaizduokit. Tai va tokio šalia organizuoti turą, nori, nenori, ta kaina gaunasi nemaža. Turbūt sutikote savo gyvenimo kelyje daug įvairiausio rango, kaip sakoma, keliautojų, turistų ir labai įnoringų. Ar daug žmonių pretenduoja į tas keliones jūsų organizuojamas, kada bus, kaip minėjau, ne poilsinės, o laukia nemažai išbandymai? Daug žmonių nori patirti tokį ekstremalų keliavimą? Nori daug. Aš manau, nori daug, tas žmonių grupė, kuri keliavosi su manim, jie grįžta pas mane ir vis nori prisijungti ekspedicijas. Todėl tos ekspedicijos, žinokit, parsiduoda kartais, visa grupė susirenka per valandą. Kartais atvyko, dabar irgi paskelbiau apie Iraką kelionę. Planavau vieną kelionę, bet žmonės man sako, Danai, mes nebespėjom į grupę, tiesiog nespėjom susivokti, nespėjom įsiaiškinti, ar tikrai būsim laisvi to laikotarpio. Tai aš tuomet sugalvoju ir antrą, ir trečią, ir tiesiog per kelias valandas 3 grupės užsipildė. Ir dar daugybė žmonių laukia naujų datų. Tai labai greitai išsiparduoda, tik tai kartais būna, kad žmonės suserga, atsilaisina vieta, tada aš vėl paskelbiu prieš kelionę, kartais ir su akcijom. Paskutinės minutės, kad atsilaisino vieta, galite prisijungti, kas norite. Gerbiamas Dana, ar tiesa, kad jūs nerimastingas žmogus, neapsiribosit vien Lietuvos rinką ir ketinate keliones rengti ne tik lietuviams, ne tik Europai, bet ir plačiam pasauliui? Tikrai taip, nes Lietuva yra per maža rinka tokiom kelionėm. Tai nėra masinio turizmo šalis, kaip minėjau. Kiek žmonių nuvažiuos į Pietų Sudaną? Galbūt 5-6 grupės, gal 7 grupės. Ir tikėtina, kad visi, kas norėjo, jau bus tame Pietų Sudane apsilankę. O tokias keliones organizuoja labai labai nedaug pasaulio kompanijų. Kiek aš žinau, mažiau negu 10 visame pasaulyje. O žmonių yra labai nemažai ir vis daugėja, kurie nori ir visą pasaulį aplankyti, ar kuo daugiau šalių aplankyti. Ir jie tiesiog ieškosi pasaulinėme tinkle, tiesiog kas organizuoja keliones, lygina maršrutus, lygina kainas, lygina sąlygas. Todėl aš manau, kad man nebus sudėtinga turėti klientų iš užsienio valstybių. Ir aš net galvoju, kad bus grupės vien tik lietuviškai kalbančiųjų ir mišrios grupės arba užsieniečių.
kad koks užsienietis atsiradęs lietuvių grupėje nesijaustų nejaukiai, nes tikėtina, kad lietuviai kalbės lietuviškai ir jiem tai galėtų, nelabai patikti. Tai apie tai galvoju, kad reikės tiesiog pranešti prie ekspedicijos, kad tai yra mišri grupė tarptautinė ir lietuvių keliautojai. Tai bus, manau, visiems geriau. Ačiū, linkiu Jums visokiojopos sėkmės ir lauksime kito Jūsų apsilankimo mūsų Bernardinai LT studijoje. Ačiū, tai buvo portalo Bernardinai LT pokalbis su keliautoju Danu Pankevičiumi. Jį kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.